Sveiki, malonūs klausytojai ir žiūrovai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę grįžtam prie kūno vaizdo temos. Savo galvoje talpinam daugybę idėjų, vaizdinių ir vertinimų apie visą mūsų supantį pasaulį. Taip pat turim visokių suvokimų apie save, savo asmenybę ir savo kūną. Tai, ką matom veidrodyje, vis tiek filtruojam per savo mąstymą, emocijas, patirtis ir lūkesčius. Jei norit labiau moksliškai, formuojam savo kūno vaizdą. Atsiradus socialiniai medijai, atsirado ir kitoks veidrodis, o kartu atsirado ir naujas sritis moksliniam tyrimam, kaip socialiniai tinklai veikia kūno vaizdą ir bandymus jį veikti per valgymą. Istoriškai daugiausiai dėmesio buvo skiriama socialinio pasilyginimo teorijai. Ji teigia, jog žmonės nustato savo socialinę ir asmeninę vertę, lygindamiesi su kitais. Iki socialinių tinklų laikų žmonės lygindavosi gyvai, vėliau tam naudodami spaudą ar televiziją. Skaitmeninis pasaulis suteikė galimybę tai daryti gerokai dažniau ir plačiau. Nuo tada mokslinių tyrimų kontekste pradėjom kalbėti apie naujus psichologinius reiškinius. Pirmiausiai apie liekno ar stipraus kūno idealo internalizavimą. Tai yra nerealistiškų kūno normų priskyrimą savo tikslams ir žinoma beveik garantuotą nusivylimą patyrimą jų nepavykstant pasiekti. Nuolatinis susidūrimas su apdorota skaitmeninė medija ėmė kurti iškreiptą realybės jausmą ir visiškai neadekvatų suvokimą apie tai, kas yra normalu. Pakeliui atsirado kitas reiškinys. Kūnas tapo objektu, dalyku, kurį stebime ir kurį vertiname, bet ne instrumentu, ne priemonė atlikti veiksmus ir išgyventi patyrimus. Naujausi moksliniai tyrimai gilinasi į specifinius skaitmeninius veiksnius, kurie tiesiogiai veikia valgymo sutrikimo atsiradimą ir nepasitenkinimą kūnu. Nustatyta, kad tai, ką matome, mus veikia gerokai stipriau nei tai, kiek laiko skiriame socialiniam tiklam. Nors išoriškai gali atrodyti, kad sekame sveikatos turinio kūrėjus, bet dažnas taip vadinamo finspiration ir fitspiration turinio vartojimas yra siejamas su reikšmingai didesnė valgymo sutrikimų tikimybė negu bendras ekrano laikas. Socialinių tinklų algoritmai, siūlantis tam tikrą turinį konkrečiam vartotojui, ilgainiui sukuria tam tikros informacijos burbulą. Jautriems žmonėms toks spaudimas gali reikšmingai intensyvinti kūno dismorfiją arba iškreiptą kūno vaizdo suvokimą ir kaltę valgant. Žmonės, kurie yra pakankamai išsilavinę ir geba kritiškai įvertinti internete randamą informaciją apie mitybą, yra mažiau linkę stiprinti nesveikus mitybos įpročius. Vadinasi, žinios ir gebėjimas jas vertinti veikia kaip apsauginis veiksnys. Seniau mitybos ir kūno vaizdo klausimai buvo gerokai dažnesnė tema moterų tarpe, tačiau paskutiniu metu atsiranda vis daugiau informacijos apie vyrų tarpe plintančią bigoreksiją. Tai yra specifinė kūno dismorfijos atmaina, pasižyminčia ligotų siekiu turėti kuo daugiau raumenų ir būdinga jau vyrams. Šią tendenciją labai palaiko tradiciškai pozityviai vertinama sporto klubų kultūra, ekstremalių maisto papildų reklama ir ribojančios taip vadinamos raumenų auginimo ir riebalų mažinimo dietos. Su kūno vaizdo sutrikimais dorotis yra sunku. Paprastus patarimus, tokius kaip tai negalvok apie tai, dalijantys žmonės dažnai turi labai prastą supratimą apie reiškinį. Daugiausiai dėmesio reikėtų kreipti į savo informacinės aplinkos ekologiją. Ką tai reiškia? Aktyviai ir nuolat prižiūrėkite savo socialinių tinklų turinį, naudokite nutildyti ir nedomina funkcijas. Jei bet koks skelbiamas turinys jūs verčia jaustis prastesniais už kažką ar lygintis, iš karto nustokite sekti kūrėją, net jei turinys išoriškai atrodo kaip edukacinis. Ribokit savo kūno vaizdo tikrinimą. Be didesnio reikalo nesidarykit savo nuotraukų, nežiūrėkite veidrodį, ypač jei mintis tai padaryti kyla vartojant socialinių tinklų turinį. Praktikuokit kūno neutralumą. Daugiau dėmesio skirkit tam, ką jūsų kūnas leidžia jums daryti. Pavyzdžiui, mano kojos mane neša pasivaikščioti pajūrį, o ne tam, kaip kūnas atrodo. Neatitrūkit nuo realybės. Priminkit savo, kad dirbtinio intelekto taikymas, filtrai, apšvietimas, pozavimas ir kitos priemonės paverčia socialinę mediją tam tikrą skaitmeninę meno formą, kuri neatspindi biologinės realybės.
Ieškokit pozityvaus kūno vaizdo grupių, kuriuose ne tik toleruojamas, bet ir sveikinamas visas kūno formų spektras bei intuityvus valgymas. Tam, kad socialinių tinklų algoritmai pritaikytų jums kuriamus turinio pasiūlymus į labiau subalansuotą padėtį, jei vis tik norit tokį turinį sekti. Šiai savaitei tiek, tikiuosi patarimai bus jums vertingi. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registraciją konsultaciją rasit po kiekvieno įrašu. Įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Po šiuo tekstinio įrašu taip pat rasit keletą nuorodų į mokslinių tyrimų straipsnius šią temą ir 3 knygų rekomendacijas. Taikos ir ramybės.